Sveiki, gerbimieji. Dabar noriu parodyti jums vieną iš tokių sprendimų dėl rekuperacijos, sakysim, jeigu pas jūs viena didesnė patalpa, ten, sakysim, iki 50 kvadratų, ta prasme, nėra ten daug mažių patalpėlių kambariukų, viena didesnė patalpa, koks ofisiukas arba tokia gyvenamoje vietoje, sakysim, namas, didesnis kambarys yra. Ir pas jūs rasoja langai, ten labai malonus kvapas, sakysim, pilėsi yra kampe, arba toks tvankus oras. Tai vienas iš sprendimų, dabar mes matom video, ta prasme, mini rekuperatorius. Šiuo metu dabar rodau mini rekuperatorius Mitsubishi kompanijos. Jis įdėtas, ta prasme, ant sienos. Yra prasukti du vamzdeliai, 82 diametro, dvi skylės pragręžtos yra, vienas padavimas, kitas ištraukimas. Ir jis įdėtas ant, kaip sakoma, ant sienos. Tai kokie pliusai? Pliusai tame, kad čia toks gana biudžetinis sprendimas ir geras daiktas, kadangi Mitsubishi šia įranga pagaminta būtent Japonijoje yra, ant dėžutės parašyta gaminimo šalis, ta prasme, aukštos labai kokybės. Ir kitas dalykas, kad jis gana paprastas yra. Paprastas dėl to, kad patikimis ir paprastas. Jo yra, matot, virvutė yra, nėra net pultelio, su virvutė galima pajungti ir išjungti, taip pat yra du bėgiai. Ta prasme, pirmas bėgis yra ir antras. Jeigu jums reikia tik truputį palaikyti tą prasmenį temperatūrą gryną orą, kad jis dirbtų tyliai, tai galite pajungti pirmą greitį. Jeigu daug žmonių susikaupia, sakysim, patalpoje arba labai tvanku, tada galite pajungti antrą bėgį, jis tada dirbs didesnių pajėgumų. Čia yra į filtrą įdėti. Minusas koks yra to? Minusas yra tame, kad padavimas yra tik iš vienos vietos oro ištraukimas. Jeigu, sakysim, statysit stacionarų normalaus rekuperatorių, tai jūs turėsit per ortakius ten per difuzerius padavimą galite ir 3-4 padavimus vienoj patalpoj turėti ir kiekvienai patalpoj atskirą padavimą ištraukimą, o čia tik bus vienai vietoj. Ir kitas dalykas, kad iki kažkur tai -9 jis gali dirbti, jeigu žiemos metu naudosit lauko temperatūros, kadangi jeigu didelis bus šaltis, gali kondensatas, kuris iš jo išbėginėja, ten iš tų vamzdelių apšildinėti, kadangi nėra čia pašildytuvo ir taipogi gali jau pūsti toks šaltesnis oras, tai jis daugiau, kaip sakoma, pas jūs bus praradimas temperatūros, pas jūs bus šalčiau kambaryje. Tai tokie pliusai ir minusai ir aš manau, kad jeigu pas jūs biudžetinis variantas, ta prasme, norit kažkokį montuoti nebrangų dalyką, bet kad vis tiek jis, kaip sakoma, padeda atgaivinti orą, tai toks variantas vienas iš geresnių, ką galima pažiūrėti. Aišku, yra ir kitų gamintojų mini rekuperatorių, sakysim, jeigu norit kažkokį dar biudžetinį variantą, dar kažką, tai galima kažką tai sugalvoti, spręsti, tai rašykit mums, arba jūs norit, kaip sakoma, gerą kondicionavimo sistemą pastatyti, kur bus su įsvidžiojimu, kaip sakoma, jau tokia rimta. Arba jeigu norit spręsti biudžetinių variantų, kažkiek pagelbėti, tai vienas iš šities mini rekuperatorius. Apačioje po video bus nuoroda, mūsų elektroninė parduotuvė komfortobustas.lt, pas mus yra pasirinkimas didelis, rekuperacijos visokios, taip pat kondicionierių, šilumos siurblių. Tai kad kreiptis, užėjkit, užsakinėkit, rašykite, jeigu yra klausimų, iki sekančio karto.